Sveiki, šį nešiltą sekmadienio rytą. Su jumis sveikinasi laida NKTV ir aš Ernestas Janušas. O dabar priežastis, dėl kurių ateinantį pusvalandį turėtumėte praleisti su Lietuvos ryto televizija. Rekomenduosime mūsų manimų 5 geriausius naršyklinius žaidimus. Tinkle pažiūrėsime į Vilnių nuo Gedimino bokšto, įlysime į Siksto koplyčią Vatikane, pamatysite dar ir patį pirmą YouTube filmuką. Ir laidos pabaigoje žaidimų naujienos bei žaidimo apžvalga. Šį kartą naujas RPG, kurio mes visi laukiame, bent jau čia laidoje NKTV. Jis vadinasi Dragon Age 2. Laidą tradiciškai pradedame technologijų naujienomis. Ir pirmoji žinia yra iš antivirusinės įrangos gamintojos Symantec. Jos duomenimis šiais metais vartotojų kompiuterius pasaulyje puolė kaip niekad gausus kiekis kenkėjiškų programų. Jos dažniausiai kompiuterius užkrėsdavo neapgalvotai paspaudus nuorodas miglotos kilmės elektroninio pašto laiškuose. Tuo tarpu kita bendrovė ESET teigia, jog populiariausi virusai šiais metais buvo pernešiojamas duomenų laikmenas plintantis InfAutoRun, Windows spraga besinaudojantis Conficker bei žaidėjų duomenis vagiantis Online Games. Ir vėlgi naujienos apie Apple produktą. Pasigirdo naujų gandų apie kompiuterį iPad 2. Svetainė DigiTimes skelbia, kad naujasis Apple žaislas parduotuvėms bus pradėtas tiekti vasarį. Atitinkamai ir jo pasirodymo prekyboje data didžiosiose rinkose turėtų būti ne anksčiau pavasario. Matysime, kaip ten bus. Tuo tarpu rinkoje sparčiai daugėja iPad pritaikytų leidinių, žurnalų. Iš Formulės 1 pasaulio pasitraukęs milijardierius seras Richardas Bransonas taip pat ėmėsi vien tik iPad skirto žurnalo leidybos. Lietuvos skaitmeninėje padangėje iPad skirtą versiją pristato žurnalas Valstybė. Girdėti kalbų ir apie kitus. O čia istorija apie tai, kas atsitinka, kai antivirusinės programos kodai pasirodo viešai internete. 14 kompiuterių turinti įmonė nusipirko antivirusinės programas. Ir štai šių 14 licencijų numeriai pasirodė internete ir iš viso buvo panaudoti daugiau nei 750 000 kartų. Bendrovės Avast sukurtos saugumo programos paleidimo kodas internete ėmė vaidentis prieš maždaug 1,5 metų. Kadangi programa nuolat siunčia atnaujinimus, jos kūrėjai gali matyti, kur kodas paplito. Pasirodo, jis dabar naudojamas daugiau nei 200 šalių, taip pat ir 2 kompiuteriuose Vatikane. Užuot kreipęsi į teisėsaugininkus ir piratinį kodą blokavę, Avast rengiasi jį panaudoti reklamai. Kodo naudotojams bus rodomas pranešimas, siūlantis įsigyti legalią versiją arba rinktis nemokamą variantą. Aiškėja daugiau detalių apie būsimą bendrovės RIM įrenginį pavadintą Playbook. Priminsime, kad jis turėtų tapti eiliniu iPad'o konkurentu. Kūrėjai pademonstravo daugiau būsimo Playbook'o galimybių. Tarp jų galimybė groti pilnos HD raiškos vaizdą, vienu metu dirbti keliomis programomis, taip vadinamas multitaskingas. Nors Apple teigia, kad mažesnio ekrano tablet tipo kompiuteriai niekam nereikalingi, Playbook kūrėjai mano kitaip. Pasak jų, pasaulyje yra vietos visiems. Sunku nesutikti, tačiau viską labiausiai lems kaina, o pirkėjų daugiau ar mažiau atsiras. Pagaminti pirmieji 60 000 nešiojamųjų kompiuterių, kuriuose įdiegta Chrome OS operacinė sistema. Jie skirti nepardavimui. Kompiuteriai bus išplatinti įrangos ir programų kūrėjams. Tolesniam naujos operacinės sistemos testavimui. Chrome operacinę sistemą, kaip ir giminingo pavadinimo naršyklę, tobulina Google. Prekyboje nauja operacinė sistema turi pasirodyti kitais metais. Pirmi rinką pasieks Acer ir Samsung kompiuteriai su Chrome. Kas kiek kainuos, kol kas neaišku.
Programos Skype autoriai, nepaisydami miglotų bendrovės perspektyvų, užsitikrino bent vieną saugią darbo nišą. Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Jungtinių tautų pabėgėlių taryba. Jei bus teikiama prastesnės kokybės vaizdo pokalbių paslauga, kurią naudosis pabėgėliams visame pasaulyje padedantys savanoriai. Jiems Skype'as pritaikys specialią programos versiją. Net ir su prastu interneto ryšiu veikiančias vaizdo pokalbių paslaugas bendrovė jau bandė Alžyre, Konge, Kirgistane, Somalija bei kitose šalyse. Kai už lango stūgauja piktas šiaurys, arba darbdavys reikalauja labai daug ir pikto padaryti iš jūsų, geriausia sėdėti savo ramiai šiltai prie kompiuterio ir tyliai pliekti naršyklinius žaidimus. Tai yra tokius žaidimus, kurių nereikia specialiai siųstis ar kaip nors diegti į kompiuterį. Atsidarote naršyklę, surenkate tam tikrą adresą ir žaidžiate žaidimą iš karto. Taigi, jūsų dėmesiui 5 mūsų galva geriausi naršykliniai žaidimai. Pirmasis mūsų rekomenduojamas naršyklinis žaidimas vadinasi Ninja Saga. Šis projektas tikriausiai negaus medalio už kūrybiškumą, tačiau visa paslaptis yra jo paprastumas. Ninja Saga vienas sparčiausiai augančių Facebooko žaidimų. Siužetas paprastas kaip 2x2. Esate ninja, ieškantis 5 elementų saugotojų. Pakeliui, žinoma, turite užkapoti krūvas priešų. Vystote savo herojų, kovojate prieš kitus žaidėjus arba kviečiatės juos į pagalbą. Sprendimas, kaip elgtis, yra jūsų. Antrasis – Pet Society. Naminiai augintiniai yra nuostabūs, tol, kol jų nereikia vesti lauką pasivaikščioti. Gera žinia yra ta, kad auginti gyvūnus galima ne tik namuose, bet ir Facebook'e, žaidžiant Pet Society. Tiesa, čia augintinis yra daug panašesnis į žmogų ir mėgsta pirkti, bendrauti su kitų augintiniais. Pet Society rekomenduojame visiems, kam patiko Farmville. Jei esate veiksmo žaidimų šalininkas, geriau išmėginkite ninjas. Cityvillis yra naujas kompanijos Zynga projektas. Taip, tos pačios, už kurią Google'as nepagailėjo kelių šimtų milijonų dolerių. Tos, kuris sukūrė daugelio nekenčiamą, o kitų dievinamą Farmville. Cityville esmę puikiausiai nusako pats pavadinimas – statote miestą. Tai darote bendraudami ir kooperuodamiesi su kitais žaidėjais. Integruota galimybė kviesti į pagalbą ir savo Farmville draugus. Kaip matote, projektas išsiskiria ir gana neblogą trimate grafiką. Clockblocks galite žaisti tiek internete, tiek parsisiųsti iPhone'ui skirtą aplikaciją. Čia reikia išvalyti ekraną nuo tiksinčių laikrodžių. Žaidimo mechanizmą galima perprasti per 10 sekundžių, o kai tai įvyksta, žaidimas tiesiog nebepaleidžia jūsų, versdamas sužaisti dar ir dar vieną lygį. Tiesa, čia neišmoksite nieko apie laikrodžius, tačiau apie laiką taip. Sužinosite, kad jis magiškai gali dingti, vos įjungus šią aplikaciją. Miegas yra mirtis, toks paskutiniojo mūsų rekomenduojamo naršyklinio žaidimo pavadinimas. Jis nepasižymė geriausią grafiką, tačiau jo idėja yra tiesiog puiki. Kiekvienas žaidėjas yra paties žaidimo architektas. Jūs patalpinami į šį neišvaizdų pasaulį, kuriame turite lygiai 30 sekundžių įrašyti dialogo eilutę arba priversti herojų pajudėti. Vėliau ėjimas pereina kitam žaidėjui. Paprasta, tačiau tikrai genialu. Išbandykite patys. Rubrika Evoliucija pristato Asus. Nors nemažai žmonių naudoja nešiojamus kompiuterius, turinčius jutiklinius kilimėlius, turbūt dauguma jų sutiks, kad nėra nieko geriau už seną gerą pelę. Ši Mouse Systems kompanijos pelė savo metu buvo vadinama kitos kartos pele. Tai viena pirmųjų optinių pelių.
Norint, kad jį tiksliai veiktų, reikėjo turėti specialų blizgų Mouse Systems pelės kilimėlį. Pirmoji pelė buvo dar egzotiškesnė. Jos prototipas sunkiai primena dabartinės pelės. Be to, jis neturėjo net rutuliuko. Vietoj jo pelės judėjimą fiksavo 2 statmeniai vienas kitam skraidiniai. Turbūt geriausiomis pelėmis mėgaujasi kompiuterinių žaidimų mėgėjai. Jiems skirtos pelės, kaip šis Asus išradimas, pasižymi daugybę įvairių funkcijų. Jos dizainas toks, kad žaidžiant ilgas valandas rankai būtų patogu ir ji nenuvargtų. Taip pat ši pelė turi daugiau mygtukų nei įprasta. Keletas jų programuojami, o vienas skirtas reguliuoti pelės jautrumui. Jūsų akims ir ausims bei pirštų pagalvėlėms rubrika Tinkle, kurioje mes kartu naršome po pasaulinį internetą. Kaip naršome? Aš rekomenduoju jums svetainės, o jūs vėliau susirandate Facebook'e adresą tos svetainės, kurią rekomenduoju ir aišku aplankote. Ir visų pirma noriu padėkoti jums, mieli žiūrovai, už tai, kad mūsų Facebook'o profilyje noriai dalinatės geromis interneto nuorodomis. Ir pirmoji tokia nuoroda štai čia. Mūsų žiūrovas Giedrius sako, kad orų prognozes reikėtų žiūrėti svetainėje gismeteo.lt. Visiškai pritariu jam. Galima, tarkim, pasirinkti anykščius ir pamatyti artimiausių dienų anykščių oro prognozę ir netgi ne tik temperatūrą ir ne tik vėjo kryptį, bet ir atmosferos slėgį, drėgnumą, bei tai vadinama realią arba komforto temperatūrą, kaip jūs jaučiatės būdami ten lauke. Dar man patiko žemėlapių skirelis. Ne tik Lietuvos, ne tik Europos, bet netgi egzotiškų žemėlapių čia yra. Pavyzdžiui, Afrika. Štai kokie artimiausių metų krituliai kris Afrikos žemyne. Žodžiu, jūs patys žinote, kur gyvenate ir žinote, ką norite sužinoti apie orą, o jums padės gismeteo.lt. Tinkle tik pradėjome ir visas kitas geras interneto svetainės, kurias esu jums paruošęs šiandien, pamatysite iš karto po reklamos.